Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Po 2 dienų jis išvyko iš ten į Galilėją. Pats Jėzus buvo pareiškęs: pranašas negerbiamas savo tėviškėje. Kai jis pasiekė Galilėją, galiliečiai pagarbiai jį priėmė, nes buvo matę jo darbus per šventes Jeruzalėje. Mat ir jie buvo nukeliavę į tas šventes. Jis vėl atėjo Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. O Kafarnaume buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus iš Judėjos sugrįžęs į Galilėją, jis atkeliavo pas jį ir maldavo eiti ir išgydyti marinamą jo sūnų. Jėzus jam atsakė: kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite. O valdininkas prašė: viešpatie, ateik, kol mano vaikas dar nenumirė. Jėzus jam tarė: eik, tavo sūnus gyvas. Žmogus patikėjo Jėzaus žodžiais ir iškeliavo. Pareinantį pasitiko į tarnai ir pranešė, kad vaikas gyvas. Jis pasiteiravo, kurią valandą sūnui pasidarė geriau. Jie atsakė: vakar apie 7 valandą atslūgo jam karštis. Taip tėvas patyrė, kad tai buvo ta valanda, kada Jėzus pasakė jam: tavo sūnus gyvas. Ir įtikėjo jis pats bei visi jo namai. Tai buvo antras ženklas, kurį Jėzus padarė sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją. Tai viešpaties žodis. Tėvas prašo Jėzaus išgydyti savo sūnų. Ir iš pirmo žvilgsnio Jėzaus atsakymas gali pasirodyti griežtas, net nemalonus. Jei nematysite ženklų ir stebuklų, tai netikėsite. Jo žodžiuose girdėti tam tikras priekaištas. Tačiau tas tėvas nenusileidžia, nepasiduoda. Jis atkakliai taria: viešpatie, ateik, kol dar nemirė mano vaikas. Malda, kiekviena malda turi būti intensyvi iš širdies. Bet taip pat, kai stoviu Dievo akivaizdoje, kai esu maldoje, turiu tikėti, kad jis mane išgirs, kad tas tėvas yra geras ir nori man gero. Skaitome šiandien Evangelijoje: žmogus patikėjo Jėzaus jam pasakytų žodžių ir leidosi namo. Šis žmogus dar nematė savo maldos vaisiaus. Neturėjo jokių įrodymų, kad kažkas pasikeitė. Bet jis patikėjo žodžiu. Ir išėjo. Vat kur yra tikras tikėjimas. Tikras tikėjimas tai pasitikėjimas, kuris nesiremia ženklais, stebuklais, o Dievo žodžiu. Kas tai yra tas Dievo žodis? Tai Jėzaus Kristaus ženklai, žodžiai ir visa tai, ką jis pasakė apie Dievą. O ką jis pasakė? Kad Dievas yra meilė ir kad kiekvienas žmogus jam rūpi. Ir Dievas visada atsako į mūsų maldas. Savaip, bet visada. Nėra neišgirstos maldos. Mums reikėtų tik pasitikėjimo, kad mūsų prašymai yra išgirsti, jei atsakymo nematome iš karto. Dievas turi savo planą, savo išmintį, savo pedagogiką. Pasitikėkime jam. Kiekviena mūsų malda, kad ir kokia maža, yra jo priimta. Tačiau jis atsako taip, kad tai, ko prašome, vestų mus tikėjimo keliu ir padėtų mums siekti išganymo. Viešpats niekada nelieka abejingas mano skausmo šauksmui.
Jis klausosi ir atsako. Visada. Tik jo atsakymas dažnai būna daug didesnis ir gilesnis, nei mes tikimės. Tegu Dievas jūs laimina. Gražios dienos. Iš pelenų į gyvenimą.